Europos vadovų taryba pritarė Lietuvos raginimui nepirkti nesaugių branduolinių jėgainių elektros. Penktadienį nuspręsta, jog po Japonijoje įvykusios tragedijos reikia imtis griežtų priemonių, reglamentuojančių visą atominės energetikos sistemą ir siekti aukščiausių saugumo standartų. Šią savaitę pirmą kartą po metų laiko registruojamas stabilus bedarbių skaičius. Jis neviršijo 300 000 asmenų, o tai sudaro beveik 14% šalies darbingo amžiaus gyventojų. Per paskutinę savaitę buvo pateikta ir daugiau nei anksčiau darbo pasiūlymų. Registruota per 3000 laisvų darbo vietų. Buvęs finansų ministras ir dabartinis eurokomisaras Algirdas Šemeta siūlo suvienodinti pridėtinės vertės mokesčio sistemą visose ES valstybėse. Tačiau Ingridos Šimonytės teigimu tai nėra realu ir gali likti tik popieriuje, esą tam trukdo labai skirtingas šalių ekonominis išsivystymas. Kovo 25 dieną premjeras Andrius Kubilius iškilmingai įteikė vyriausybės kultūros ir meno premijas už 2010 metus. Šios apdovanojimus už indėlį į Lietuvos kultūrą ir šalies vardo garsinimą gavo 13 menininkų. Šį savaitgalį pereisime prie vasaros laiko. Iš kovo 26 į 27 laikrodžio rodyklės pasuksime 1 valandą į priekį ir miegosime valandą trumpiau. Vasaros laiku, kaip ir dauguma valstybių priėmusių šiuos nuostatus, gyvensime iki spalio pabaigos.